Labas. Labas, labas, labas. Kaip sakau, vėl pasimaibau. Labas, labas, labas. Tai ką, šiandien tokia tema. Koks jūsų darbo privalumas? Nes aš, tai, pavyzdžiui, turiu labai savo gerą darbo vietą. Tada, kada laukia šalta, tada, kada tikrai nemalonu išeiti į lauką, aš tiesiog dirbu namuose, ant lovos, kaip sakau, apsiklošius dekučiu, jeigu man dėsiu. Va, lempa šviečia. Taip, atsibodo sėdėti, galiu prie stalo dirbti. Atsibodo prie stalo dirbti, aš galiu balkone išėjus pasidžiaugti tuo šaltu laukia oru. Ir tikrai nebūtina ir neprivalau išeiti aš jį, kad galėčiau pasiekti savo darbo vietą. Aš galiu dirbti iš ten, kur aš esu. Noriu, aš galiu sėstis balkonė ir dirbti, kur ir darau laivus, įrašus. Visi privalumai. Noriu, einu į virtuvę, galbūt pietus darau. Galiu pasidėti telefoną, kol kažką gaminu, tiesiog be problemų galiu dirbti. Be problemų. Galiu būti su savo vaikais, kad nesvarbu, kad jie dideli, bet aš galiu būti su savo vaikais. Net neįsivaizduoju, kokiu dar galiu išvardinti privalumų. Va, turiu katę, kurią pasirūpinu. Jis mane mato per dieną daug sykių. Kaip sakau, galiu pasidžiaugti vaizdu per savo langus. Esu tikrai patenkinta savo vaizdu per langus. Ten žiema, šalta. Aš galiu išeiti pasivaikščioti tik savo malonumui. Aš neprivalau eiti, dabar balkonė šalta, neprivalau eiti į darbą. Aišku, aš nesakau, daug kas mane žino ir pažįsta. Aš turiu dar papildomą vieną darbą. Jau ten mano tik papildomas darbas. Ir aš džiaugiuosi, kad kažkada aš to darbo neturėsiu. Nes aš darau viską, kad aš galėčiau dirbti taip, kaip aš noriu. Taip, kaip aš noriu. Mano grožis. Tai va, taip, kaip aš noriu. Tiesiog galiu dirbti iš namų, galiu dirbti iš tos vietos, iš kurios aš noriu. Nors ir juokinga jums galbūt skamba, kad aš sėdėdama ant lovos dirbu ir daug kas taip galvoja. Tai čia tavo darbo vieta. Taip, čia mano yra darbo vieta. Nes tiesiog man tai patinka. Kaip kažkam gal kažkur patinka samdomam darbė dirbti, kada jie gauna kažkokius įsakymus dirbti šeštadienį ir tam žmogui patinka, jisai dirba tuos šeštadienius. Kažkada ir man teko taip dirbti. Kažkada dirbau ne tik tai, kad tuos šeštadienius, bet ir viršvalandžius tekdavo iki vėlyvos. Tikrai taip teko, baldų įmonė, kai dirbau, teko dirbti ir iki vėlumos. Vaikai maži, namų darbai reikia ruošti, o man tekdavo viršvalandžius dirbti, nes aš taikščiausi su darbdavio tokiais įsakymais. Aišku, jis mus tenkdavosi darbdavys palepinti. Kaip sakau, atsimenu, pati dabar kaip darbe viršvalandžius dirbau, atveža vakare vėlai, momim kibinų ir alaus. Va taip būdavo darbe ir taip darbdavys palepindavo mus. Aišku, viršvalandžiai ten buvo gal kažkiek apmokami, bet tiek aš žinau, viršvalandžius, kuriuos mums darbdavys apmoka, tarp kitko kažkada tai vieną kartą labai daug uždirbau, tikrai tada litais dar buvo 1800 litų. Ir aš atsimenu, kad 900 litų atskaičiavo mokesčiam. Tai pagalvoju, aš dirbau viršvalandžius ir visi tie mano viršvalandžiai nuvėjo ant mokesčių. Kaip dabar sakau, pažįstu daugybę žmonių, kurie netgi turi tuos tradicinius verslus ir jie džiaugiasi tuo tradiciniu verslu, kuris tikrai duoda kažkokią naudą, galbūt kažkokią apčiuopiamą naudą, galbūt, patinka, kaip sako, pardavinėti, patinka susitikti su žmonėm. Aš pilnai tą suprantu ir tikiu ir kažkada aš sakiau, kad niekada nedirbsiu su žmonėm, o dabar aš džiaugiuosi, kad aš galiu dirbti su žmonėm. Nors aš tuos žmonės daugiau gal matau per socialinius tinklus, per laivą, per zoomą, tiksliau ne per laivą, bet per zoomą, per messengerį susiskambinam. Bet to pakankamai užtenka. Man atrodo, dauguma taip nori, nes dabar toks laikas atėjo, kada jau nesinori išeiti, susitikti, nors yra dar daugybė žmonių, kuriem patinka dirbti susitikus su žmonėm. Taip, visos galimybės čia yra, tu gali tiesiog dirbti, susitikti su žmogum, akis į akį, prie kavos puodelio, laisvai galima ir šitai dirbti. Labas, Irina. Džiaugiuosi, kad žiūri.
Šiandien tokia tema, galbūt matai, mano parašyta yra kokia tema. Tai va. Dar kažką norėjau pasakyti, bet aišku, kaip visą laiką mintis mintį gena. Galų galia kaip ir tam nelaimė, o tam video mano, man jau 50, pamirštu, ko aš čia atėjau į laivą. Juokiuosi, aišku. Tie mano video galbūt daugam juokingi, kvaili pasirodo, bet tiesiog linksmiau gyvent, galbūt kažkam tai irgi linksmesnę dieną padarau su savo tokiu video. Labai džiaugiuosi atsiliepimais, kurie parašo, kad, kaip čia buvo parašyta, tu tiesiog artistė, ar kaip čia, man tas artistė tai irgi, liuks, aš džiaugiuosi, kad aš tapau artistė, nors kažkada gal, kaip sakydavo, maimara, ar kaip ten pavadindavo, visai būdavo. Tai va, bet mano darbas iš namų mane veža. Aš tiesiog galiu dirbti, niekur neišeinant iš namų, nereikia man mokėti už bilietėlius važiuojant autobusu, nereikia galvoti, kaip po mašiną nusipirkti ir kurą užsipilt. Aš dabar va kaip ir galvoju kartais, taip, aš automobilio noriu, bet vėlgi, bet savo pagalvoju, ar man tikrai jo reikia? Ar man tikrai to automobilio reikia? Kad jis stovėtų ir aš už jį draudimą mokėčiau. Aišku, ateina tas metas vasarą, kada norisi prie ežerų, bet kaip sakau, galima su draugais susikomplektuoti ir susimoki ir nuvažiuoji. Galų gale, mano mieste yra ežerėliai. Tai va, aišku, čia galima, kaip sakau, daug ko prigalvoti, daugam reikalingi automobiliai, be automobilio, kaip sakau, nei dar kažkur tai nuvažiuoti gali, tiesiog reikalinga, aišku, susisiekimo priemonė. Bet man, kad aš dirbu iš namų, tai yra privalumas, kad man nereikia laikyti, nes aš gyvenu viena, su vaikais, mažiau reikia. Ir aš todėl džiaugiuosi, kad aš turiu tą darbą, kurį turiu. Labas, Viktorija. Man jis patinka. Tiesiog gal neįsiplėsiu, užteks šiai dienai, kitam kartui pasiliksiu, galbūt kažką sugalvosiu vėl iš savo darbo vietos. Va, Grinevičiaus mokymus klausiau, tarp kitko. Dirbdama namuose, aš turiu daugiau laiko mokymam, tobulėjimui. To, ko samdomam darbė tikrai neturėjau, gali kaip nori kas sakyti, nes yra daugybė žmonių, kurie galbūt dabar parašys ir pasakys, tai mes galim dirbdami samdomam darbė taip pat tobulintis. Pabandykit. Bent jau kaip aš dirbau su viršvalandžiais, man nelikdavo laiko tobulėjimui, nes džiaugiesi paliekus, kad apsidirbi darbus ir džiaugiesi, kad kojas ištiesi, nes esi pavargus. Taip, kad tobulėjimui tikrai nebuvo laiko. Ir mokslam kažkokiem, ir kursam kažkokiem, ir seminaram, ar kokiem piknikam, ar kažkokiom kelionėm nenumatytom, kur dabar manęs laukia, džiaugiuosi kelionė, greitų laikų pamatysit kokią kelionę, tikrai labai džiaugiuosi. Tai va, neįsiplėsiu ir visiems gražios darbo dienos ir labai lauksiu jūsų komentarų apie jūsų darbo privalumus. Pakomentuokit, labai prašau.